savęs, savo tikrosios prigimties pažinimo įgysime teisingą požiūrį. Požiūrį, kuris supranta tikrąją religijos prasme savo patyrimu, požiūrį anapus religinių dogmų, aklų tikėjimų ir simbolių, kurie rodo istorinius įvykius bei personažus. Tas, kurį veda Dievo dvasia ir pažinimas, toji, kurią veda Dievo dvasia ir pažinimas, pažįsta religiją savyje. Žmonės neižvelgia religinės esmės anapus šių dieviškųjų simbolių, kadangi nepažįstame savęs. Protas nesugeba matyti esmės, jis kreipia žvilgsnį į išorę ir yra aklas savo prigimčiai. Tačiau mums praregėjus, šie simboliai tampa gyvi, kiekvienas jų tarsi veidrodis atspindi Dievą mumyse. Iš tikrųjų tuščia yra viltis išorė, praeinančiais dalykais, istoriniais personažais, ar tikėtis kažko ateityje, kliautis tikėjimu, kuris nėra pagrįstas patyrimu. Dievas yra visako pagrindas, pažįstamas per čia ir dabar, gyvenantis kiekvienos būtybės šerdyje, užgožtas galingos asmenybės, istorijos, įvairaus protinio konceptualizavimo, minčių ir būsenų. Tik tapę skaidrus, tapę tušti, regime tiesą. Išsivadavę nuo dualizmo, matome tikrovę tokia, kokia ji iš tikrųjų yra. Atpažinę sąmonę skaidrą, turime gerai tai suprasti. Mums reikia gero nukreipimo, pažvelgti tai iš įvairių pusių, kad suvoktume, kas iš tikrųjų yra mūsų tikroji prigimtis. Kontempliuodami šią prigimtį, mes įgyvendinsim religiją savyje. Švenčiame šias visuomenės priimtas šventes, tačiau ar gerai suprantame jų simbolį? Kad praregėtume iš savo neišmanimo, kad pabūstume iš miego, kad mumise įsivyrautų vienovė, mumise turi gimti dieviškasis pažinimas, dieviškoji prigimtis kiekviename mūsų, švytinti vienatinė, nemari. Ši prigimtis, kuri nepriklauso pasauliui, nes joje slypi grynasis dieviškumas, nepaliesta pasaulio, ji nekintanti. Ir ji gimsta mūsų širdyje, ji gimsta mūsų psichologijoje, kuomet ateina metas išvaduoti mus nuo mūsų pačių tamsos ir neišmanimo. Nuo proto, kuris nepažįsta Dievo, bet yra vaikomas tarsi nudžiūvęs lapas vėjyje, šen bei ten, neradęs tikro pagrindo. Ši dieviškoji prigimtis, šis embrionas slypi kiekvienoje sieloje, tačiau daugeliu atveju lieka užgožtas, nesuprastas. Asmenybė, protas yra pernelyg stiprus. Mūsų tamsa skalsi. Ir kad gebėtume priimti šią dieviškąją dovaną, savęs pažinimą, turime sudužti. Turime tapti tušti ir nuolankus. Tačiau šis savęs atpažinimas gimsta mūsų psichologiniam tvartelėje, apsuptas žvėriškumu, gyvūniškos prigimties, instinktų, troškimų. Šis kelias nėra baigtas. Kuomet turime atbudimo patirtį, šis kelias prasideda. Pirmąsyk gyvenime iš tikrųjų patyrėme, kur link krypsta mūsų gyvenimas. Atradome tikrąją gyvenimo prasmę ir pašaukimą. Tačiau tam reikia dvasinės brandos. Ši švytinti nemari būtis yra užtemdoma mūsų proto. Tad turime ją nepaprastai saugoti. Budrumu,
Yra viena istorinis mokytojas Jėzus, gyvenęs prieš 2000 metų, įkūnijęs savo tikrąją prigimtį, dieviškumą, miręs savo, tapęs Dievo paveikslu, nušvitusi mokytoju. Yra kas kita Kristaus prigimtis, Dievo dvasia, neturinti nei lyties, nei amžiaus, persmelkusi visą visatą ir kiekvieną būtybę. Tai yra pati šviesa, pati sąmonė kiekviename. Tai yra gyvybė kiekvienoje būtybėje. Jėzus Biblijoje sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tik tie, kurie pažino save, pažino Dievo artumą, gali gerai suprasti šios žodžius. Iš tikrųjų gebame pažinti absoliutą, visą persmelkiantį vienį ir tikrąją visos kūrinijos prigimtį, visako pagrindą, tik per Kristų. Tačiau ne kaip istorinį personažą ir ne kaip asmenybę atrandama kažkur išorėje, praeityje arba ateityje. Kristaus sąmonė yra pati tavo gyvybė, tikroji tavo prigimtis, dieviška ir nemari. Giliai pažvelk į save ir pastebėsi, kad visa šiame gyvenime kinta. Šis protas kinta, mąstydamas vienas formas, kurios ištirpsta atgal į nebūtį, iš kurios jos atėjo. Šis kūnas keičiasi akimirka iš akimirkos ir įvairūs jutimai kas valandą. Mūsų jausmai ateina ir praeina, taip pat ir mūsų vaizduotė, atnešdama vieną sapną, kuris yra pakeičiamas kitu ir vėl kitu. Visi dalykai praeina ir niekada negrįžta. Visas gyvenimo aplinkybės. Net tas pats kvėpavimas, šis įkvėpimas ir iškvėpimas, nei vienas sykį nėra lygiai toks pat. Visos šios formos keičia vieną kitą ir sugrįžta atgal į tuštumą, iš kurios jos atėjo. Tačiau regėtoje tavyje, grinoji sąmonės šviesa, ar ji kada nors yra pakitusi? Ar ji turi formą, ar ji turi vardą? Ar ji gali būti praeityje ar ateityje? Ir visgi šioje tuštumoje slypi pažinimas. Dieviškoji prigimtis regi pati save, neapčiuopiama, neapibūdinama. Regi ir visų dalykų, visų patyrimų, tuščią prigimtį, atpažindama save kiekviename jų. Taigi ji yra vaiskuma, švytinti pažinimu ir budrumu, tačiau nepaliesta jokio veiksmo. Nepaliesta jokios formos, visų formų apsupty. Tai, kas iš tikrųjų esi, yra niekuomet nekintanti būtis, savyje savaime švytinti, suvoki tikroji pilnatvė ir ramybė. Kontempliuodamas ją, patirsi, kad jis slypi visoje kūrinijoje. Tai yra pati gyvybė kiekvienoje būtybėje, kiekviename žmoguje. Neatpažinta, neatrasta. Protas, formos, asmenybė, tikėjimai ir istorijos yra mirtis. Mirtyje nėra gyvenimo, nes tai netrunka. Vien tavo esybė yra gyvybė, prisikėlusi iš susitapatinimo su protu ir asmenybė kapo. Nėra didesnio džiaugsmo, didesnės pilnatvės žemėje, nei sugrįžti į save, net pažinti tikrąją prigimtį, tikrai pagrindą, ant kurio esame pastatyti, pasodinti. Taigi nors ši prigimtis
yra beformė, nesunaikinama ir nekintanti. Visgi mūsų gyvenimo kelias yra ją išryškinti savyje, savo psichologijoje. Mirti tam, kuo nesame ir įkūnyti tai, kuo esame pašaukti tapti Dievo atvaizdu. Ši tavo prigimtis yra natūrali dorybė, spindinti pilnatvę ir meilę. Meilė, kuri nežino kito žodžio, tik taip, taip, taip. Atiduodanti save, išdalyjanti. Apkabinanti visas gyvenimo formas į savo amžinybės glėbį. Matydama tuščią jų visų prigimtį, jie atpažįsta save. Taigi turėję atbudimo patirtį, įsikabinkime į šią būtį, palaimą, ramybę, kurios jokie žodžiai negali apibūdinti. Ši prigimtis simbolinė prasme turi užaugti mumyse, tapti tvirta, tikru mūsų gyvenimo pagrindu, kad būtume geri Dievo paveikslai. Išmokę, kad religiniai simboliai yra veidrodis į mus pačius. Pažvelkime į šventąjį Antaną, kuris yra simbolizuojamas laikantis kūdikėlį Kristų savo rankose, atidžiai, meilingai žvelgdamas į jį. Taip budriai, mylinčiai ir tykiai turime saugoti savąjį pažinimą nuo senojo žmogaus, kaip sako Biblija, nuo mūsų polinkių į besiblaškantį protą ir asmenybę. Iš tikrųjų, kuo labiau augame šiame kelyje ir bręstame dvasingume, tuo labiau visi mūsų norai remiasi vien Dievo troškimu. Ir saugome šį pažinimą atidžiai, nepaprastai mylinčiai savo rankose, kad nepamestume nei akimirkai. Ir šio pažinimo, šio Dievo artumo pražysta baltos gėlės, visokeriopą dorybę, kvepianti įžvalga, išmintis ir meilė, natūraliai be jokių pastangų. Tavo prigimtis yra tai. Mums nereikia stengtis būti doriems ar geriems, ar ką nors kitą mylėti, kuomet apsivalome ir tampame tušti ir pasitenkiname tik Dievo artumu, mūsų prigimtis savaime švyti. Ši kristiškoji prigimtis yra atveriama pažinimu, kaip toji knyga atversta šventojo Antano rankose. Knyga, kurioje nėra raidžių, grynojo pažinimo knyga, savęs pažinimo knyga, Dievo intuicijos ir įžvalgos. Kas tuomet tau gali pastoti kelią, kai išrovei dvejonės šaknis savo patyrimu